Sveiki. Ruduo, spalio mėnuo, spalio galas, pats laikas kasti kiaulpienių šaknis. Čia dar turiu draugą, kuris atėjo. Kisiau pasirodyk, nesislėpk. Va, atėjo Kisis mane pagalba kasti kiaulpienių šaknų. Tai va, šaknis, kiaulpienių šaknis gali būti kasamos arba rudenį, paprastai vėliau rudenį, apie rudens antrą pusę. Aišku, galima jau nuo rugsėjo kasti. Arba kasamos anksti pavasarį. Anksti pavasarį tai yra iki žydėjimo. Geriausia yra iškasti kiaulpienių šaknis. Ten dar turiu 2 draugelius, irgi kačiukus, kurie atėjo ir kelia šurmulį. Truputėlį trukdo man Kisis. Kisiau, tada jau kalbam kartu. Tai va, dar vėjas šiek tiek pučia, tai tikiuosi, kad girdite kažką. Kodėl verta pasikasti kiaulpienių šaknų? Visų pirma, tai yra jau nuo senovės naudojamas vaistas, sveikatinimosi priemonė. Jau 100 metų kiaulpienė atrodo, kas čia tokia eilinė piktžolė, bet iš tikrųjų, žinokit, tai yra auksas, auksinė šaknis. Ir kai jos yra daug, Kisiau nejudink, kai jos yra daug, atrodo, kad, tas augalas toks kaip ir nereikšmingas, galbūt nevertas tiek dėmesio, bet iš tikrųjų, žinokit, tikrai verta pasikasti kiaulpienių šaknų. Ir aš tai paprastai darau kas porą metų, kadangi vieną kartą išsikasus, jūs realiai galite naudoti apie 2-3 metus, kai kur rašo ir 5 metus galima naudoti tą vaistinę žaliavą. Tai nuo ko naudojama? Tai daugiausiai yra virškinimo sutrikimams, kepenims, tulžies pūslei, kaip valanti organizmą priemonė. Tikrai, žinokit, labai daug yra turi labai daug visokių gydomųjų savybių ir egzemai, ir tuos šaknų miltelius, džiovintų šaknų galima barstyti ant nudegimų, ant kažkokių žaizdelių, veido kaukiams ir taip toliau, netgi ten, man atrodo, pigmentinės dėmes šviesina. Kisiukai, baig truputėlį, gerai, nusiramink. Tikrai, žinokit, verta, aš čia visko ir neišvardinsiu, tuo labiau aš nesu gydytoja ar žolininkė kokia nors labai didelė, bet tiesiog pasakoju, dalinuosi tuo, ką aš pati darau, kas man padeda, kas man tinka, patinka, ir su jumis tiesiog dalinuosi. O ten, jeigu dėl sveikatos kalbant, tai visą laiką prieš vartodami, jeigu turite kažkokių tai didelių ligų, bėdų, tai visą laiką pasitarkite su gydytojais arba vaistininkais. Dėl viso ko tai pasakau, nes visko neimkit už gryną pinigą, ką sakau ir ką girdite internete. Taip, dabar pasikasim šaknų. Geriausia tai yra daryti kiaulpienių vegetacijos pabaigoje. Tai dabar jau čia spalio mėnuo, spalio galas, tikrai jau galite pasikasti. Jeigu nespėsite, nesijaudinkite, galite ir anksti pavasarį tą daryti. Geriausia yra pasikasti su giliu kastuvu, nes šaknis gali siekti ir 20-30 cm gylį. Geriausia yra rinktis 2-metės, 3-metės kiaulpienės, nes tada ir tos šaknelės jau būna didesnės, storesnės, stambesnės. Tai tikrai nebijokite pasikasti, nes jų turime labai daug kiaulpienių Lietuvoje, vos ne kiekvienoje sodyboje surasite kažkur tai. Taip pat aš esu apie kiaulpienes jau padariusi vaizdo įrašą, ten berods pavasarį ar vasaros pradžioje. Taip pat kamputyje dabar galite pamatyti tą vaizdo įrašo nuorodą, kažkur tai turėtų pasirodyti, bandysiu įdėti. Tai ten apie kiaulpienes išgirsite, bet ten labiau yra apie lapus ir apie kiaulpienių žiedus. O dabar pats laikas kalbėti apie šaknis. Tai va, pirmiausia, koks yra procesas? Pirmiausia, išsikasime šaknis,
tada jas reikėtų pavytinti. Nežinau, ar aš darysiu šį žingsnį, galbūt praleisiu. Pavytinti dėl to, kad iškasus reikia nuplauti, iškasus reikia nuplauti kiaulpienių šaknis, pašalinti mažesnės šakneles ir tiesiog jos tada būna šlapios, šaltam vandenį reikia plauti ir tiesiog reikėtų dar prieš džiovinimą šiek tiek jas apvytinti, nes yra ir sultis, kaip žinote, kiaulpienio turi sultis, pieniškas sultis, kurios bėga, tai tiesiog sustabdyti tą bėgimą, tam reikia apvytinti bent porą dienų iš tikrųjų, bet aš galbūt nesivarginsiu su šito dalyku, nežinau, jeigu tai labai svarbu, parašykite komentare, jeigu jūs tai darote, aš dažniausiai to nedarau. Ir tada tiesiog supjaustyti aš pjaustau maždaug apie centimetro, 2 centimetrų ilgio gabalėlis tas šakneles, jų tikrai nelupu, neskutu, tik tai va tas mažesnės šakneles nupjaunu paprastai, aišku, lapus, jeigu yra, irgi nupjaunam ir tada tiesiog supjaustom, dedam į džiovyklę arba orkaitę, bet džiovinti būtų geriausia ne aukštesnėje nei 40 laipsnių temperatūroje. Aišku, mačiau kai kur, kad džiovina ir 50 ir 60 laipsnių temperatūroje, bet tada galite prarasti dalį naudingų medžiagų, vertingų. Ir kadangi aš nenoriu nei vienos iš jų prarasti, dalis gal džiūnant, aišku, vis tiek gal kažką prarandam, bet tiesiog norisi kuo mažiau prarasti. Tai jeigu nenorite prarasti vertingų medžiagų, tiesiog džiovinkite kuo mažesnėje, žemesnėje temperatūroje, patartina labiausiai apie 40 laipsnių. Ir džiovinti, kol išdžius, kol bus kietas ir tada tiesiog įdėti, aš dedu į stiklainiukus, bet galite į kažkokius audinius maišelius. Tada žinoma yra truputėlį pavojus, kad kandys gali pasirodyti ir valgyti, skanauti kiaulpienių šaknim, nes jos iš tikrųjų yra skanios, nes net ir maistui naudoja žmonės ir kavą galima pasigaminti, jeigu turėsiu laiko ir noro, tai galbūt padarysiu ir video, kaip pasidaryti kiaulpienių šaknų kavos. Tai yra labai nesunku iš tikrųjų. Ir tiesiog išdžiovinus jau tada pasidedam kažkur spintelį ar kur jūs ten laikot ir naudojame. Receptų galima susirasti internete įvairiausių, kaip galima panaudoti. Aš galbūt porą pateiksiu, o jeigu ne, tai tada susiraskite patys. Aš darau tiesiog į termosą šaukštelį arba maždaug šaukštelį džiovintų kiaulpienio šaknų užpilu į termosą, vandeniu verdančių užpilu ir tiesiog va tai per dieną kokius 2-3 kartus išgeriu prieš valgį apie 15 minučių, galima ir pusvalandį. Tiesiog virškinimui pagerinti, pastiprinti kepenims, tulžies pūslei. Ir pasižiūrėkite ten, nuo kokių problemų jums irgi galėtų tikti kiaulpienė, nes jinai tikrai nuo labai daug ko gali padėti. Tai va, dabar imsimės darbo, kasim kiaulpienes. Aš daug galbūt ir nekasiu, šiandien labai šalta yra, bet dar, ačiū Dievui, žemė yra neužšalusi, diena būna pliusinė temperatūra, tai įkasti tikrai neturėtų būti sunku. Tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Na va, ką tik matė, dar buvo atėjusi draugė mano, Pelytė, jos vardas Pelytė, katės. Tai va, dabar bandysim išsikast.
Ne visą laiką gali labai pasisekti, kaip mato, čia tokia mažutė išsikasė. Tai nežinau, ar panaudosiu. Na, čia irgi gana išsišakojusi, palaukit, pabandysiu sufokusuoti. Gana išsišakojusi, bet jau šiek tiek geresnis variantas. Čia va vėl gana mažutė. Čia va tokia išsišakojusi, šiek tiek vėl pasitaikė, akis jau nejudink kameros. Va, tokia išsišakojus, bet irgi tikrai galima nuplauti, mažas šakneles nuimti ir išdžiovinti. Va, tokia šaknelė. O čia jau geriau, mažiau išsišakojusi, gan tiesi, bus paprasčiau su ja. Tik tai planytė, čia tokių storų nėra, dar jaunos jos. Va, čia irgi visai nebloga. Tik planytė. O, va, apie kokias šaknis aš kalbu. Mato, čia visas kuokštas lapų. Lapus aš irgi valgau, naudoju žaliesiam kokteiliam, tai tuo pačiu panaudosim. Tik va, gaila, nulūžo. Tai va, geriausia, va, kažkur tokios storios šaknelės. Tokia va. Čia va nemaža, tik labai išsišakojusi. Va. Va, čia tai derlius. Va, tokios labai geros šaknelės. Didelės, storos. Va. Kaip matote, va, iš šaknelių iškart jau išrovus pradeda išsiskirti penelis. Bet nesijaudinkit, čia nieko tokio. Nuplausit, apvytinsit ir viskas bus gerai, džiovinsit. Na va, pasirinkau kažkiek šaknelių. Dabar eisiu jas plauti, paruošti, atskirti lapukus. Ir tada džiovinsim. Na ką, priėjome prie netokios malonios proceso dalies, tai yra šaknų plovimo.
truputėlį čia bus terlionės, bet ką padarysi, reikia tai padaryti. Tie, kas nenaudojat kiaulpienių lapų, tai jums bus daug lengviau, tiesiog nuimsit juos, išmesit į kompostą ar kažkur tai. O aš, kadangi noriu dar dalį lapų pasimti, tai man truputėlį čia bus daugiau vargelio. Tai va, dabar pradėsime plauti. Čia tiesiog naudosiu šaknų valymui šepetėlį tą paprastą tokį. Ir svarbu yra su šaltu vandeniu plauti. Tai va, pradėsim. Dalis lapų, kaip matote, jau savo sezoną baigia. Taip ir turi būti, jau ruduo. Tai va, kai jau lapai pradeda atrodyti taip, tai jau tikrai pats laikas kasti. Kaip matote, šaknelių nesu labai daug pasirinkus, bet turėtų užtekti mano žieminiam naudojimui. O jeigu neužteks, tai kitais metais pasirinksiu dar. Galima ir pavasarį. Čia bus žiemai
truputėlį derliaus. Tai va, tiesiog su šepetėliu pabandom nuvalyti visus nešvarumus, kiek nusivalo. Kol pjaustysiu, dar užmerkiu į šaltą vandenį šakneles. Kaip matote, kiekis čia iš tikrųjų yra labai mažas, nes jos gaidžius dar labai susitrauks. Bet čia labiau gal ir jum parodyti norėjau, tiesiog, kad yra toks metodas, kaip reikia pasidžiovinti kiaulpienių šaknų. O aš kaip nors pakentėsiu iki pavasario arba pasikasiu dar, nes dar laiko yra, tikrai galima kasti. Iš tikrųjų, turbūt, kaip pastebėjote, šitą darbą geriausia yra atlikti lauke, tą plovimo darbą, nes namuose viskas labai išsitepa ir kriauklė atrodo kaip po karo. Tai idealiausia būtų lauke, kažkokioj galvonelėj prisipilti vandens, ten nebaisu bus, kad išsiteps viskas. Ir tik tai yra vienas momentas, kad tokiu metu rudenį jau lauke būna šaltoka, tai aš pagalvojau tiesiog, kad man rankos sustirs iš šalčio, aš nebegalėsiu supjaustyti nieko beplaudama. Tai tiesiog dėl to įsinešiau į vidų, bet kaip jau sakiau, geriau tai darykit lauke, jeigu nėra minusas. Taip, o dabar realiai reikėtų dar apvytinti tas šakneles porą dienų, vėdinamoj patalpoj, tokioj šiek tiek šiltesniai patalpoj geriausia, šiek tiek, kad jos apvystų ir tada jau pjaustyti ir džiovinti 40 laipsnių temperatūrai. Bet aš šitą žingsnį praleisiu, aš ir praeitą kartą jį praleidau ir man viskas kaip ir buvo gerai. Tai va dabar tiesiog pjaustam tą viršūnėlę. tą viršūnėlę nupjausiu, kur matosi lapukai. Iš tikrųjų, vat vidus atrodo taip, pabandom sufokusuoti. Šiaip tai skonis šiek tiek gal ir kažkokius kaip riešutus primena. Va, matot, iškart išsiskiria sultis, dėl to ir tas apvytinimas reikalingas. Bet aš kadangi vis tiek dėsiu ant kepimo popieriaus džiovindama, tai man nelabai svarbu, kad čia tos sultis yra. Tai va, dabar pjaustom maždaug, aš po 1 centimetrą, tai po pusę centimetro gabalėlis, priklauso ir nuo to, kokia šaknelė. Ir tokias mažytės šakneles galim nuimti, kad jos nesimaišytų. Aišku, čia kai sau darote, tai
nieko tokio, galit palikti ir tas smulkes, nėra būtina jų nuimti. Va, ir tada tiesiog supjaustom ir aš dedu iškart čia ant paruoštos skardos. Aš, aišku, galbūt idealiai nenupjoviau ten, tai yra, aš gal idealiai nenuploviau tų nešvarumų, bet kai pagalvoji ten arbatą darant, tai, nu, jeigu ten ir paklius vienas kitas tas žemės grūdelis, nematau didelės problemos. Taip, dar dėl pjaustimo, jeigu labai stora šaknis jūsų, tai galite tiesiog dar pradžioj perpjauti pusiau tą šaknį, taip va išilgai, ir tada pjaustyti. Nu, yra visokių tų pjaustimo būdų, aš tai tiesiog taip pjaustau, kaip man patinka ir kaip man patogu. Va, čia jau pažiūrėkit, kuo yra toliau, na, viršūnėlės. Prie pat viršūnėlės buvo daugiausiai tų pieniškų sulčių. Kuo toliau pjaustant, tuo jų yra mažiau. Aišku, kažkiek išsiskiria, bet daug mažiau. Štai susipjausčiau, kaip matote, yra įvairiausių dydžių gabaliukų. Jeigu turite daug ir storų šaknų, tai aišku, jau su tais mažiukais gal tokiais miniatiūriniais nesivarginkit. Bet kadangi aš šį kartą labai nedaug pasikasiau, tai tiesiog jau vos ne kiekvieną šaknelę irgi supjausčiau. Galų gale koks skirtumas, vis tiek ten, kad ir mažose šaknelėse irgi vis tiek yra tų veikliųjų medžiagų. Tai va, dabar eisiu džiovinti džiovyklėje. Galite, aišku, ir orkaitėje. Žiūrėkite, kad būtų apie 40 laipsnių ir geriausia, manau, gal su atidaryta šiek tiek orkaitę. Bet iš tikrųjų orkaitį nesu džiovinusi, geriausia tai su džiovyklė, jeigu turite. Tiesiog nustatot apie 40 laipsnių ir kol sudžius džiovinate. Štai dabar tiesiog pašausiu kepti į savo zylutę. Zylę turiu džiovyklę. Jų visokiausių būna, iš tikrųjų nelabai svarbu kokioj. Galima ir toj tuneliniai džiovinti. Ir prie to paties dar ir medetką sudėsiu. Likusių žiedelių susirinkau, kol dar jie nenušalo, nes jau šalnos prasidėjo naktimis. Tai va, turbūt paliksiu per naktį. Ryte ateisiu patikrinti. Štai jau išdžiuvo kiaulpienių šaknis.
Va taip jos atrodo išdžiūvusios. Tiesiog žiūriu, kad būtų kietos, kad nebesijaustų minkštumo jokio. Ir matom, kad jau puikiai išdžiūvo. Tai va, sudėsiu dabar į stiklainiuką ir laikysiu. Na va, sveiki dar kartelį. Jau sveikinuosi su jumis kitą dieną. Per naktį išdžiuvo mano kiaulpienės, kiaulpienių šaknis. Va tiek va gavosi toks kiekis iš viso to, kad džiovinau iš tų šaknų. Labai iš tikrųjų nedaug, bet, galvoju, gal dar pasikasiu ir pasidžiovinsiu, nes manau, kad man tikrai neužteks, nes labai mėgstu šitą šaknis. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kiaulpienės gali tikti ne visiems ir ne visais atvejais. Jos iš tikrųjų yra be galo naudingas, maistingas ir vaistingas augalas. Bet kaip ir visi vaistingi augalai, jos turi ir savų minusų, savų niuansų, savų šalutinių poveikių. Tai sakykime, jeigu jūs turite tulžies pūslės akmenligę, kiek domėjausi, geriau būtų atsisakyti kiaulpienių šaknų vartojimo arba būtinai pasitarkite su gydytojais ar vaistininkais. Aš turiu tai pasakyti, nes aš nesu nei vaistininkė, nei žolininkė, nei gydytoja. Tiesiog dalinuosi su jumis tuo, kas man patinka, ką aš pati darau, kuo domiuosi ir tiesiog dalinuosi su jumis. Tai va, atkreipkite dėmesį, kad negalima kiaulpienių vartoti, kiaulpienių šaknų taip pat prieš operacijas. Kadangi kiaulpienė yra toks augalas, kuris skystina kraują, tai jeigu jūs prieš operaciją prisivartosite kiaulpienių, gali paskui būti problemų. Ir apskritai, jeigu pas jūs yra labai skystas kraujas, tai geriau tada irgi nepadauginti kiaulpienių. Jeigu vis tiek norite dėl kažkokių priežasčių vartoti kiaulpienių šaknis, tuomet geriausiai jas būtų maišyti su dilgėlėmis, dilgėlių lapais, kadangi dilgėlė yra toks augalas, kuris turi priešingą poveikį, jinai tirština kraują. Tai kai jūs vartosite kartu kiaulpienės ir dilgėlės, turėtų gautis pusiausvyra, išsilyginti ir neturėti to pernelyg skystinančio poveikio. Kiaulpienė taip pat skystina ne tik kraują, bet ir vidurius. Tai jeigu jūs kankina nuolatinis viduriavimas, taip pat būkite atsargus su kiaulpienių šaknimis, kad nepablogėtų situacija ir nepradėtumėte viduriuoti dar labiau. Dabar dar užmiršau paminėti apie gerąsias kiaulpienių savybės, dabar su blogosiam sustojom. Dabar dar apie gerąsias savybės. Tai aš jau praeitame video, kur dariau apie kiaulpienes, apie kiaulpienių žiedus, lapus, minėjau, kad moterims, maitinančioms moterims, kurioms pritrūksta pienuko, neužtenka, gerai būtų pavartoti kiaulpienių šaknų, nes kiaulpienių šaknis skatina pieno išsiskyrimą. Tai mamytės, atkreipkite dėmesį ir turėkite omenyje, kad verta turėti kiaulpienių šaknelių. Žinoma, jeigu nespėjote dėl kažkokių priežasčių pasikasti, jeigu nespėjote patys pasigaminti šio vaisto, susidžiovinti šio gamtos vaisto, be abejo, kad rasite tų kiaulpienės šaknų ir pas įvairius žolininkus. Tik atkreipkite dėmesį, kaip matėte, tai yra netoks jau ir greitas ir lengvas darbas paruošti tas kiaulpienių šaknis, tai nesipiktinkite, jeigu jos kainuos šiek tiek brangiau negu įprastos žolelės. Vis dėlto šaknis paruošti yra sudėtingiau nei tiesiog surinkti lapus ir juos išdžiovinti. Tai tiesiog gerbkite kiekvieno darbą, kiekvieno žolininko darbą ir nepagailėkite, taip sakant. Dabar, ką dar norėjau pasakyti, užmačiau tokį įdomų dalyką, kad kiaulpienės tinka tiems žmonėms, kurie linkę savyje kaupti tulžį. Net yra toks pasakymas tulžingas žmogus, tas, kuris savyje turi labai daug pykčio,
neapykantos tulžies ir jisai, kai prikaupia, tai paskui jau būna, gali ir liūdnai baigtis kitiems. Tai va tokiems žmonėms irgi yra verta pavartoti kiaulpienių šaknų, nes sako, kad jos turėtų sugrąžinti jums gyvenimo džiaugsmą ir jumise tiesiog bus mažiau tos tulžies, to pykčio. Dėl šito negaliu patvirtinti ar paneigti, turite išbandyti patys ir pasitikrinti, ar jums suteikia daugiau gyvenimo džiaugsmo. Iš tikrųjų, šita savybė yra, manau, labai svarbi gyvenime, nes aš ir pati gan dažnai nueinu į tokias gan negatyves mintis, tiesiog užmirštu, kad reikėtų džiaugtis iš tikrųjų kiekviena diena, kiekviena akimirka, kad ir kokia ji bebūtų, priimti tai kaip gyvenimo pamokas, kaip dovanas ir tiesiog daugiau džiaugtis gyvenimu. Tai va to jums ir palinkėsiu ir kviečiu pasikasti būtinai kiaulpienių šaknų, jeigu to dar nepadarėte. Tai tikrai nėra koks retas saugomas augalas, kurio mes negalėtume kastis ir naudoti savo sveikatinimuisi. Džiaukimės tuo, ką turim ir tuo, ką gamta duoda ir labai gausiai duoda tų kiaulpienių. Tikrai bet kurioj vietoje praktiškai galite surasti kiaulpienių šaknų. Tik aišku, rinkitės tas vietas, kur yra toliau nuo kelio, toliau nuo automobilių, nuo gamyklų, kad nebūtų prikaupęs augalas toksinių medžiagų įvairių. Tai va, smagi laidelė tokia bus apie kiaulpienes. Tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad kažką naudingo sužinojote ir kviečiu komentaruose pasidalinti, ar patys vartojate kiaulpienių šaknis, ar pajautėte kokį nors poveikį, kaip vartojate, galbūt kavą gaminate, galbūt ir aš padarysiu vaizdo įrašą, kaip pasigaminti kiaulpienių kavos, žiūrėsiu pagal galimybės. Ir pakomentuokite, ką darydavo jūsų močiutė, seneliai iš kiaulpienių, labai įdomu bus išgirsti. Ir kviečiu taip pat spausti patinka, jei patiko šis video. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę kanalo Gamtos poezija, kviečiu užsiprenumeruoti. Ir kas norite, galite taip pat paremti mano veiklą Patreone, nuoroda bus aprašyme. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Eikit pasikasti kiaulpienių ir susimatysime kitose laidose. Iki.